Garbė Jėzui Kristui. Per amžius. Toliau tęsiam savo gyvenimą ir tikėjimo tikrovę ir šiandien norėtųsi kartu pamastyti apie tokį, pagrindinį galbūt kliūtį, kuri šiais laikais pakankamai tokia, dažnai minima yra. Kai skaitom šventą raštą, šventasis raštas labai aiškiai sako, kad Dievas mato žmogaus širdį ir galėtume sakyti, diagnozuoja pagrindinę problemą. Žmogui sako, tu per mažai myli. Dabar, kai mes, prasti žmonės, tyrinėjom savo gyvenimą, sakom, kad ne, problema nėra tame, kad mes per mažai mylim, bet problema yra tame, kad mus per mažai myli. Ot jeigu tėvai būtų mylėję, ot jeigu valdžia būtų mylėję, ot jeigu bažnyčia būtų geresnė, ot jeigu... ir čia pasaka be galo yra. Ir visi puikiai žinom, kad jeigu diagnozė yra neteisinga, ir gydymas tada bus visai netoks. Kaip pats manai, kodėl taip lengviau mums priimti tą dalyką, kad problema nėra tame, kad aš per mažai myliu? Kodėl žmogui atrodo taip, kad su manim viskas daugiau ar mažiau yra gerai? Kad problema yra kituose. Jeigu kiti pasistengtų, aš suprantu, man būtų patogiau. Bet ar mano širdis pasikeistų vien dėl to? Mūsų seneliai negyveno taip patogiai, kaip mes gyvenom. Bet ar širdis mūsų pasikeitė? Ne kaži tiek. Tai ne, problemos išlieka tos pačios, gal net gilesnės jos pasidaro. Tai čia visas ta visuma formuojasi tokia. Dabar, galim kalbėti apie, sakysim, kaip žiūrime, net tas ar pavojingos aistros, čia turim knygą Mirtinos nuodėmės, čia aistros įveika, ar ten akėdija. Aiškiai, visur mes ką pamatome, kad kokia pirmoji bėda, net tai sielos tos lygos egzistuoja, jos egzistuoja, reiškia, tiesiog, tam tikroj gradacijoje, kodėl jos kyla, tai įvairiai galim pasižiūrėti, aiškiai, bet pirmas tas dalykas, tai jeigu pažiūrėt, kad tiesiog paprastai, taip struktūriškai, tai paskui galėsim pasižiūrėti, kaip tenai tas visas susidėsto. Bet pirmoje vietoje tai žmogus sužeidžiamas puikybė. Puikybė sužeidžiamas. Labai keistai skamba, ne manęs gali būti realiai, kai turiu knygą, labai propaguoju visiems, kaip atleisti savo tėvams ir savo. Labai svarbus dalykas, nes psichologiškai žiūrint iš tikrųjų, negali kitų mylėti tol, kol nesurandi savęs. Tačiau štai toks sudėtingas čia yra, nėra vienareikšmiškas toks, reiškia, procesas arba, sakysim, situacija tokia. Taip, jeigu sausai žiūrint, tai mes galim taip pasakyti. Yra didžiosios ydos arba didžiosios nuodėmės, pati baisiausia yra puikybė, paskui ten kas su jau susijęs tuščiagarbiškumas, savimėlis, savigaila, reiškia, garbėtroška ir visa plejada. Paskui, reiškia, ką mes galėtume šiandien kalbai įvardinti, kad įvairios narcisizmo formos. Tai iš vienos pusės, iš kitos pusės, ir čia nėra tokio juoda-balta atsakymo, kad štai tu privalai dabar žūtbūt visus išmokti mylėti ir kad čia tau vaikystėje ten buvo vienokia ar kitokia, ar kažko nesupratai, žodžiu, nes anksčiau buvo tokia mada, kad žmogau tu tiesiog turi griežtą askezę užsiimti ir viskas. Paskui atėjo mada, kita mada, reiškia, be Dievo mada. Atėjo mada be Dievo, kad štai tu žmogau, čia viską įveiksi, tu čia viską padarysi, žodžiu, ir vienas pats. Vienas, ir čia psichologija viską išspręsi, tu tiesiog, būsi laimingas ir čia jau, žodžiu, taip ir taip. Iš tikrųjų, tai viskas susiję, žmogus yra sužeistas, už tai pripažinti reikia. Pirmiausia, žmogus yra sužeistas. Taip, Dievas mus pašaukė nuostabiai, sukūrė pagal pradžios knygą, sukūrė žmogų pagal save, paveikslą ir panašumą. Viskas palenkta mums iš tikrųjų, bet ar mes džiaugiamės tuo, kad palenkta? Žiūrėk, žmogus ir dramblį sutramdo ir ką nori, banginį pagauna. Žodžiu, ta prasme, kad gali tą gamtos pasaulį tiek, kiek galimybės, kiek Dievo leista tvarkyti kažkiek, ne absoliučiai, bet gali. Bet kita vertus, tai džiaugsmo ypatingo neteikia. Ir dar kas susiję tai su meile, tai kad mūsų širdis ilgisi iš esmės Dievo, mes esam išvaryti iš rojaus, ilgisi Dievo. Tai kaip Augustinas sakė, nerami širdis tol, kol neatsilsės Dievoje.
Ir apie tą paskui filosofai labai aiškiai kalba, apie egzistencinį ilgesį, egzistencinį nerimą. Tai ta širdis nori nurimti, ta gilumoji mano. Tai jinai gali nurimti tik tai santykyje. Tai žmogiškasis santykis su artimu žmogumi iš tikrųjų labai daug gali prisidėti prie to tokio laimės, tikros dieviškos meilės išgyvenimo. Nors ne absoliučiai, nes net ir turint artimą žmogų, žiūrėkite, vis tiek ateina liūdesys, nerimas, žodžiu, gali būti toks net ilgesys, sakysim, net melancholija ateina. Tai va. Taip kad čia toks kompleksinis dalykas yra, bet kai nėra gilumoje supratimo, kad aš esu kelyje pas Dievą, kad vienas Dievas tik tai mane gali paguosti, kad mano gyvenimas aš tik galiu Dievą garbinti ir išlovinti ir jam dėkoti. Šiek tiek dalykai, ypač šiandien, tai nėra lengvai pasiekiami. Įsivaizduoju, dabar pasakyk žmogui, kad tai už viską dėkokite, nes šventas raštas, apaštalas Paulius sako, visuomet melskis, už viską dėkokite, nes Dievas nori jūsų Kristų Jėzuje, negesinkite dvasios ir taip toliau. Tai čia yra apreiškimas, ne už viską dėkokite. Tai šyptelėje galėtume sakyti, iš principo dabar sudėtinga netgi už gerus dalykus dėkoti, juk dažniausiai ta nedėkingumo kultūra, kuri yra, kad reiškia, man vis per mažai. Mažai, to trūksta, nuo trūksta, dar kažko trūksta. Ir dėkingumas, bent jau mūsų kultūrai, jis nėra stipriai išreikštas. Taip, kad, žinai, dabar žiūrėt taip yra, jeigu žinom, dabartinės psichologijos mokslas, ką sako, nieko jis naujas atkartoja, tai ką Vagrius Pontėtis kalbėjo prieš 1500 metų, kas pažįstama iš apreiškimų. Puikybė su nepilnavertiškumu visą laiką susijęti, kaip du tos pačios lazdos galai. Tai jeigu ir mane sužeidžia kažkas, tai šeimoje, vaikystėje, tai pažadina mano tą nepilnavertiškumą, tada aš kabinuosi ir man reikia save teikti, nes aš esu gyva būtybė ir man reikia save įtvirtinti. Kadangi man reikia save įtvirtinti, tai aš tada pasiduodu, galiu tas kompensacijas įsijungia visokios, kaip vadinama dabar, žodžiu, gali ir auga mano puikybė. O ten, kur puikybė, ten nėra artimo meilės arba jin labai mažėja. Ir kadangi mažėja artimo meilė, tai aš toliau jaučiuosi vis labiau svetimėjantis, nes negaliu, nesu santykė, kaip man mylėti. O jeigu nėra meilės, tai tiesiog tada vėl aš dar blogiau jaučiuosi. Kita vertus, jeigu patiria žmogus kūdikystė, vaikystė ir paskui ypatingai kūdikystė, vaikystė, tą nemeilę arba nesaugią meilę, tai jam labai sunku iš tikrųjų bet ką priimti kaip pozityviai, kitų santykiai priimti, save patį sunku priimti pozityviai. Ir tada vėl ta nemeilė žaizda, jinai trukdo iš tikrųjų matyti pasaulį kaip vertą meilės, nes savęs nerandi tam pasaulio. Žodžiu, tokia, čia už tai dabartinė autorė nemažai, sakysim, tai šitą Šechovcovo, paskui ten itališkai yra ten knyga parašyta į prancūzų, tokio išversta, turiu išverstą į italų kalbą. Tai ta pati problematika, tai yra tiesiog du dėmenys. Yra tas tikrai, sakytum, jeigu taip griežtai, kad mokykis meilės ir išgysi. Taip, jeigu taip struktūriškai griežtai sakyti. Mokykis meilės ir išgysi, bet kita vertus labai sunku man mokytis tos meilės, kadangi jeigu ypač sunki ta ankstyvoji patirtis, labai sunku mokytis tos meilės, nes nei savęs matai, kaip verta mylėti, nei pasaulio, žodžiu, daug tokių negatyvių dalykų. Tai štai ir yra tas tiesiog derinimas, natūralių dalykų, šiandien, nesakysim, psichoterapijos dalykų, tačiau visą tai turi atvesti iki supratimo, kad vis dėlto mano gyvenimas yra kelionė pas Dievą. Ir tik tai vienas Dievas, tikras santykis su Dievu, realiai iki galo, tiek, kiek šitoj žemėje gali būti, išsprendžia mano nemeilės problemą. Ir todėl tikrai, net iš šito Davido Stopo šito knygą labai gerai, čia viskas teisingai parašyta, čia labai, kad krikščionisio psichiatro rašyta jinai yra. Paskui dar šito Richmondo Lloydo, man atrodo, yra knyga parašyta, tai taip įdomiai, tai apie vidurį knygos jis sako, taip, tu gavai tą savo gyvenimą su savo gyvenimo istorija. Taip, su savo sužeidimais. Vis dėlto tau lieka ir pareiga, ir galimybė kurti save. Kurti save pagal Dievo mintį, pagal pašaukimą,
kaip mylinti, besimokanti mylėti žmogų. Štai yra labai toks svarbus dalykas, mes nesam baigtinis procesas. Jeigu kitaip pasakius, tai, bažnytinė kalba iš tikrųjų, kurie labai gražus tas tiesiog, iš esmės, tai Ignaco Lojola, sakysim, bet kokią šventą, bet man dabar iškilo Ignacas Lojola, tai mūsų gyvenimas yra pašaukimas šventėjimui, šventas raštas, taip sako. Tai ką reiškia šventėjimui? Tai kova už vidinį žmogų, kuris eina susitikti su Dievu. Tai va. Ir ta kova yra labai sunki. Ir todėl pripažinimas, kad štai sunki kova, kurį aš mokausi mylėti Dievą, save mokausi mylėti ir kitą žmogų. Ir jeigu savo gyvenimą kiekvienas, manau, paanalizuotume, tai mes pamatytume tą tokią dinamiką. Žiūrėkit, paauglys jis visiškai paprastai nejaučia tos tikros atjautos kitam žmogui, nes jis tiesiog nesuvokia to pasaulio, energija kyla, kodėl dažnai paaugliai padaro baisių nusikaltimų. Štai, kad nėra tokio supratimo, kas yra gyvenimas. Nėra, o energijos jau atsiradę. Savo tapatybės nesuvokia. Taip ir einam per gyvenimą, mokydamėsi, galim taip kitaip sakyti, tos tapatybės. Ir bandydami suvokti, kad vis tik Dievas sukūrė žmogų tam, kad žmogus tarnautų. Nevaldytų, bet tarnautų. Ir kita vertus ir apie tą pačią kėdę, jeigu prisiminti ją, tai ten kas pasakyta, kėdė trukdo iš tikrųjų gyventi meilės gyvenimą. Taip, kad, žinai, toks sunkus pašaukimas mokytis gyventi meilės gyvenimą. Ir tas už tai sakymas manęs nemyli, ne? Nemyli, myli. O gal man tik taip atrodo, gal nemyli. Bet tai šitoje vietoje reikia turėti, mes pradėjome apie tai kalbėti, sparos taškas toks buvo. Bet čia reiktų žiūrėti, ką aš galiu padaryti, kad mano gyvenimas taptų prasmingas. Čia mes labai galim prisiminti Viktorą Franklį, ne? Tai taip pat žydas atsivertęs į krikščionybę, praėjęs lagerio baisumus. Tai ką aš, sako, galėčiau padaryti, kad tikrai mano gyvenimas būtų prasmingas, ne šiaip tik tai prasmės prasme, bet taip pat ir žvelgiant iš Dievo perspektyvos. Jo, bet aukos pozicija visada sakys, kad aš esu per mažai mylimas, aš per mažai gaunu, kad man to užtektų. Ir aukos pozicija dažniausiai, į kurią visi karts nuo karto turbūt įgrimstam, ar ne, tas rankų nuleidimas ir pasakymas, čia nieko nepadarysi. Ta savigaila, tai yra savigaila, tai žinai, jinai susijus su puikybė ir išdidumu, tai aš kažkodėl tampu centras. Tuo tarpu žinom, kad pašaukimas koks yra, labai nelengvas. Kas pasakyta, sekite viešpatį Jėzų Kristų, ne? Kas Jėzus koks sako, kas nori, kas nori išgelbėti savo gyvybę pras, o kas nesako, kas nori pražudys dėl manęs ir Evangelijos, tai ją išgelbės, kitaip tariant, arba nedidesnis mokinys už mokytoją, tai mes esam pašaukti sekti paskui viešpatį Jėzų Kristų. Tai sunku pripažinti, ypač dabar tokių mūsų vakarietiško gerbūvio akivaizdoje, kad štai žmogaus gyvenimas vis dėlto susijęs su kryžiaus slėpiniu. Tai labai nelengva pripažinti. Tai būtent šitam kryžiaus slėpiny mokomės meilės. Tai žiūrėkite visi mūsų tautos didvyriai įvairių laikmečių, žinai, tie, kurie, rimkite ten 1863 metų įvairius ten personažus, veikėjus, sukilėlius ir ne tik sukilėlius, mūsų kankinius, visus partizanės kovos veikėjus, Nijolę Sadūnaitę ir panašius, iš tikrųjų, mūsų tautos didvyrius. Tai viską darė iš meilės Dievui ir žmonėms, tėvynės žmonėms. Teofilius Matulionis, Matulaitis, kiti, Borisevičius, taip kad visur aukos elementas, sakysim, ar tam Matulaičiui, jis ten kaulų džiovas ir jam lengva buvo su skausmais vis dėlto tvarkyti visus bažnyčios reikalus. Aišku, nelengva. Ar Matulionį, kaip nenusivilti, kaip nenusivilti. Taip, kad čia partizanam, kaip nenusivilti, kai visas pasaulis nusigrėžė iš tikrųjų. Taip, kad čia yra tų, žinai, aukos elementas, jis, nesinori galbūt jo, bet, o gal net jeigu suvoktume kažką giliau, kad buvoti Dievo meilė yra mūsų iš tikrųjų tikrasis pašaukimas ir garbė, tai mes gal kitaip ir pamatytume pasaulį, gal pasveiktume. Jeigu patikėtume šituo dalyku, jeigu tikrai giliai širdyje ateitų suvokimas, kad tarnauti Dievui ir šalia esantiems žmonėms yra didžiausia laimė. Bet tokia labai pagunda didelė, pagailėti savęs, žinai. Jo, bet juk yra tas linksmas posakis, kad sako, šio laikmečio Dievo vardas yra Ašmanas. Aš man. Reiškia, tai tarnavimas savo, jis visada, kaip čia sakyti, bus
lengviau patiriamas galbūt. Tačiau tuo pat metu visi žinom, kad tai neveda į niekur. Puikybės užaudinimas arba egoizmo užaudinimas, kuris ir taip šiais laikais įgauna kažkokias netgi keistas formas, ar ne, netgi įtvirtintas, kad rūpintis tik savim, nieko kitų, ieškok tik savęs ir taip toliau. Kas iš vienos pusės reikia surasti tą tikrąjį pašaukimą, bet iš kitos pusės, jeigu prarandam amžinybės matmenį, jeigu eliminuojam Dievo buvimą, tai kas belieka? Lieka tik tai ašmanas. Ir čia matai, čia reikia turbūt tokios prašyti Dievo išminties, kad aišku, jeigu pasidarysi vien darboholikas tenai, ar ten nerasi laiko visai savo, tai gal ir nebus labai. Ne, tai kraštutinumai. Ja, čia apie kraštutinumai, bet kalbam ne apie kraštutinumus, kalbam iš tikrųjų, kad aišku, dabar sako, tai ką tu čia kvailas, čia aukosiesi, žiūrėk, visi važiuoja aplinkui ten, Egiptas, Turkija, dar kažkas, tai žinai. O tu čia kažkoks tai iš kažkur nukritęs iš kosmoso, dar kažkur, tai žinai. Bet tai čia yra pasirinkimo dalykas, kokia gyvenimo prasmė ir ko aš tikiu, ir ko aš siekiu, ir kaip matau pasaulį. Ir ko Dievas nori iš manęs. Tai pirmiausia, taip, ko Dievas iš manęs nori, ir čia dar to neužtenka. Tiesiog maldoj prašyti, Dieve, duok man dorybę, išminties dorybę. Išminties dorybę suteik, kad matyčiau, atsiliepčiau, nes puikiausiai žinom, kad šventoji dvasia kalba labai, labai švelniai, labai tyliai. Piktasis tais beldžia, žinai, o šventoji dvasia kalba ir labai nesunku prasilenkti su šventąja dvasia, bet kaip sakei kažkada, kad tiesiog tada Dievas pasiima savo malonės ir tu pasilieki vienas su savimi, o tada tai bėda. Jo, Dievo malonė kaip autobusas atvažiavo, atsidarė duris, kviečia. Pamandravojai, eik iš paskos. Ir būna tokių akimirkų, kiekvienas iš savo gyvenimo akimirkų galim pasakyti, kad kartais atpažįstam tik tai, žvelgdami į praeitį. Kągi, tai. Prašykim, kad Dievas tikrai duotų mums dėkingumo šiame laikmetyje, ypatingai žiūrint į jo veikimą, į šventosios dvasios veikimą, nes tokiu atveju, jeigu diagnozuosim, kad mūsų didžioji problema yra tai, kad mes per mažai mylimi, tikrai suklysim. Čia matai, su tokia palyginimas su to turtuoliu ir Lozoriumi, ne? Tai Lozorius vargo, turtuolis visko buvo aprūpintas ir laimingas ir patenkintas. Koks sprendimas, kadangi tu nemylėjai. Nebuvo sprendimo, kad tavęs nemylėjai. Taip. Tu nemylėjai. Taip. Sprendimas koks? Pragaras iš tikrųjų. Tai štai Dievo esmė tai yra meilė, tai norim supanašėti Dievą. Tai turim mokytis mylėti, nepaisant mūsų visų žaizdų. Ir čia matai, čia nėra, kad mes dabar išmoksiu, kaip pabaigsiu vidurinę mokyklą ar universitetą ir staiga čia viską išmokau mylėti ir dabar viskas tvarkoja. Čia mokomės, šventoji dvasia veda ir ne vienas netobulas, visi netobuli, bet širdies intencija tokia turėtų būti, Dieve, vesk mane meilės keliu. Žiūrėk, kūdikėlė Jėzaus Teresėlė šitos šventosios pavyzdys, atrodo, nieko ten ypatingo nepadarė. Nieko visai ypatingo. Ką ten padarė, pagyveno, kiek ten tų metų, 23 ar kiek tenai. Ir ką, ten parašė kokį ten knygelę, kur dorybė, kokia šventoji, įsivaizduoji. Kodėl? Todėl, kad sako, aš būsiu meilė, reiškia. Tai pagrindinis dalykas, suvokimas, kokios pagrindinės dorybės reikia. Tai čia už tai, kalbant dar, giluminis toks dalykas, kokios man labiausia dorybės reikia. Tai reiškia, meilės dorybės reikia. O meilė tai nelengvas dalykas. Meilė kantri, meilė maloninga, nepavedi, nesidžiuoja, neišpuiksta, nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybė, su džiaugsmu pritarė tiesai, visą pakelia, visą tiki, visą vylėsi, visko. Reiškia, tai niekada nesibaigia, tai va, taip įsivaizduoja, tai va, čia toks mūsų kelias. Sudievinimo kelias, jis vada sunkus kelias. Dieve duok troškimo ir drąsos, kad taip ir nutiktų mūsų gyvenime. Amen. Amen.